Sveiki, Extra FM radio laidos klausytojai. Šiandien svečiuose turim gana neįprastų svečių. Aš esu Eva Biliūnaitė. Aš esu Simonas Jasavita. Aš esu Majas Malinas. Ir šiandieną pakalbėsime apie 1941 metų Birželio sukilimą. Tai kokios buvo pagrindinės sukilimo priežastys? Iš tikrųjų, visai neseniai metai laiko prabėgo, kai Lietuvą ištiko vienas skaudžiausių istorinių įvykių, tai buvo sovietinė okupacija. Ir iškart po to dalis Lietuvos pilietiškų aktyvių žmonių nenorėjo susitaikyti, galim taip sakyti, ar ne, su užklupusiam negandom visą šalį ir ieškojo progos, kada geriausia būtų nusikratyti to gerokai didesnio, galingesnio, bet visgi žiauriai besielgiančio okupanto. Ir tokia proga iš tikrųjų išmušė, strategiškai buvo laukiama, kol dvi didžiosios to meto šios Europos dalies galybės, Sovietų sąjunga ir Vokietija, susikips kovoje tarpusavį. Ir būtent birželio mėnesį 1941 metais tokia proga nutinka ir tai Lietuvoje ženklas yra pradėti sukilimą. Tai kaip vyko sukilimas ir kokios buvo pagrindinės fazės? Iš tikrųjų, mes galėtume pasižiūrėti dar pirmiau į tokią kaip genezę, ar ne, kad prieš pat sukilimą yra pasiruošimo darbai, būrėsi pogrindis, telkėsi Kaune, telkėsi Vilniuje, kitose Lietuvos miestuose. Centras pogrindžio yra Kaunas, čia yra visgi, buvusi laikinoji sostinė dar visai neseniai, tai toks tarpukario Lietuvos kultūros ryškus židinys ir politinis gyvenimas čia virė, tai čia yra tokie veikliausi žmonės susibūrė. Iš kitos pusės jis randa atgarsio ir provincijoje, ir mažesniuose miestuose ir miesteliuose, kur irgi susibūrė, vadinkim, vietos aktyvistai. Tai yra, ar tai Šaulių sąjungos atstovai, ar, pavyzdžiui, aktyvūs vietos mokytojai, ūkininkai kartais, įvairių profesijų žmonės, kurie, konspiratyviai sužino iš bendraminčių, bendražygių, kaip čia sakyt, apie sklindantį garsą. Tai pirmas yra tas pasirengimo etapas, antras be abejo yra pats sukilimas, jau kada griebiamasi ginklo. Trečią etapą galėčiau išskirti, kai jau sukilimas pasibaigia ir kodėl tai nutinka, kodėl turi sudėti ginklus, tai gal tokius pagrindinius išskirčiau bruožus. Aišku, ilgiausiai truko tai pasiruošimas. Pats sukilimas vyksta trumpai, grubiai nepilną savaitę galima išvelgti sukilimo jausmus, ir vėliau tokie atgarsiai dar po jo ilgą laiką, sakyčiau, banguoja. Apie pasiruošimą dar man įdomu. Buvo tas, kur Lietuvos kariuomenė buvo perdaryta į Sovietų sąjungos 29 korpusą ir jo dalis karininkų buvo atrinkti ir kiti buvo pasilikę. Ir tada Vilnius buvo vis tiek centras, nors nesiniai kovotas, jis turėjo būti centras, bet tada nesiniai iki sukilimo, neilgai trukus jisai buvo išaiškintas. Dėl to ir neįvyko. O kas būtų, jeigu nebūtų išaiškintas ir būtų kažkaip... Iš tikrųjų, taip, geras klausimas. Iš tikrųjų, patiems sukilėliams buvo labai svarbu norėta pabrėžti, kad Vilnius yra Lietuvos sostinė, todėl net sakyčiau, strategiškai nebuvo labai naudinga koncentruotis į Vilnių. Minėjau, tas įdirbis geriausias, lengviausia buvo sukilimą organizuoti tiek dėl minėtų politinių, laikinosios sostinės, tos kultūrinės tradicijos priežasčių, tiek dėl strateginių, ar ne, kad Vokietijos kariuomenė pajuda iš vakarų pusės, Kauną daug greičiau pasieks, Kauną daug greičiau išlaisvinti, čia kelti kažkokius nepriklausomybės tikslus, siekti sutikti vokiečių kariuomenę jau ateinančią jau patiems valdant savo bent jau sostinę, ar ne, ir tada kažkaip dėrybinį tokį turėti geresnį svorį. Tai strategiškai Kaunas buvo geresnis pasirinkimas. Tačiau dar yra ideologinis visada faktorius ir norėta būtent, kad dalis sukilimo vyktų ir Vilniuje, nes prisiminkim, vyko konfliktas dėl Vilniaus, ar ne, sakykim, pavyzdžiui, Lenkijos pogrindinės organizacijos irgi veikia Vilniuje, o gal ten kažkoks įvyks, vis tiek irgi noras yra parodyti, kad tai yra, sakykim, mūsų miestas, sukilėliai tą siekia parodyti, todėl Vilniuje vėl susibūrė pajėgos ir ne bet kokios, o vadovaujamos iš tikrųjų majoro Vytauto Bulvičiaus, kuris buvo karinio rengimo dėstytojas, buvo labai populiarus, mėgstamas, turėjo daug
gerbėjų, kaip čia sakyti, tikrai, buvo autoritetingas labai. Ir va šitos dalies netektis, aišku, sudavė skaudų smūgį. Tai nebūtų pakeitęs kažkokios proporcijos, vis tiek greičiausia būtų iš Kauno viskas kuruojama. Tačiau būtų labai stipriai parodyta, kad Vilnius irgi yra Lietuvos dalis, Vilnius rengia sukilimą, Vilniui tai irgi labai svarbu. Aišku, NKVD sudavė stiprų smūgį, kai kur yra spekuliuojama, gal ir iš vokiečių gavo dėl tam tikrų interesų medžiagos apie tą Vilniaus grupę. Tai, aišku, galima pasvarstyti, ar tai buvo jų bendradarbiavimas, ar tai buvo dvigubos agentas, kaip aš darau tokią versiją, dirbęs aukštose pareigose Tilžės Gestape. Ir štai tokia medžiaga jie turėjo ir vėliau tą grupę sunaikino. Bet nepaisant to, tai nebūtų kažko iš esmės pakeitę. Pats, sakyčiau, centras vis tiek buvo Kaunas. Ir dar man vienas įdomus klausimas. Kokia iš tiesų buvo reali ta idėja sukilimo, nes pavyzdžiui, man atrodo, kad jie tikėjosi, kad bus paversta kaip į Slovakiją satelitinė valstybė, kaip satelitinė valstybė vis tiek su savo suverenumu, bet vokiečiai žiūrėjo kitaip, jie turėjo nuoskaudas nuo turbūt Mėmelio okupacijos, nuo 34 metų tų nacių teismų pirmųjų pasaulyje, nuo to, kad lietuviai nesutiko su vokiečiais užpulti Lenkiją, kelis kartus buvo paprašyti. Turėjo tų nuoskaudų ir dar žiūrėjo ne kaip į latvius, taip truputį, kad jie tokie lietuviai labiau prie slaviškumo kažkokie, ne vokiečiai kažkaip nuo kryžiuočių gal laikų dar atėjo ir kad, gal jau geriau jos kažkaip pavert. Ir kad, pavyzdžiui, buvo ta istorija, kai pirmasis perskėlė leitenantas atplaukė per Nemuną, perskėlė ir ateina į radiją, nes žinai, išgelbė Kauną, žodžiu, atveda į radiją ir sako, aš užėmiau Kauną. Taip jis žiūrėjo ir turbūt panašiai vokiečių buvo idėja. Jie buvo laikę labiau tą sukilimą dėl to, kad jisai padėjo jiems, o ne dėl to, kad iš tiesų, taip, niekas, pavyzdžiui, savo memoarse neužrašė, kad čia buvo kažkoks sukilimas, kažkaip taip bandėm nuplauti, nes jo nereikėjo. Tai man daug, kiek iš jūsų buvo realiai ta idėja. Yra kažkoks kitoks pasaulis, kur jisai galėjo vis dėlto įvykti. Tai iš tikrųjų vienas iš tokių pagrindinių autorių tos idėjos buvo Lietuvos pasiuntinys Vokietijoje, būtent generalinio štabo pulkininkas Kazys Škirpa, kuris ilgametį savo karjeros laiką, aš ir monografiją rašiau apie jo idėjas ir daktaro disertaciją tą temą gyniausi. Tai iš tikrųjų jo idėja būtent ir buvo tikėtasi, kad Vokietijai reikės Lietuvos kaip tokios dėl tam tikro geopolitinio buferio, jos rytinių sienų apsaugos. Ir štai šitoj vietoj, kad Vokietijai bus naudinga paremti Lietuvos siekius, iš pradžių atgaunant Vilnių, o po to tiekiant išsaugoti savo nepriklausomybės nuo sovietų. Tai Škirpa ir kai kurie kiti jo šalininkai kaip tik vylėsi, kad Lietuvos padėtis yra kitokia. Antai, pavyzdžiui, Latvijos tai yra neistorinės tautos, neturėjusios savo istorinės valstybės, todėl jos visą laiką reikalingos bus Rusijai žengiant kažkaip į vakarus, tie neužšalantys Baltijos uostai buvo tokia teorija. O pavyzdžiui, Lietuva, jau buvusi istorinė valstybė, tai tarsi ir kažkaip laviruoja tarp trijų didelių kaimynų, tarp Lenkijos, Rusijos ir Vokietijos. Jos toksai ir tik jisai to istorijos momentu, kitų gal būtų kitaip nusprendęs, aš drįstu teikti, su jo nemažai raštų susipažinęs, tačiau tuo istorijos momentu linksta pakreipti, kad geriausia orientuotis į tą Vokietijos pusę, nes jis laikė ją stipriausių kaimynų. Tai jeigu turi į vieną nenori kažkaip orientuotis, kad išliktum, tai turi orientuotis į tą, kuris stipriausias, nes jisai gal atsivers tuos silpnesnius, o jeigu orientuosis į silpnesnį, tai to stipriojo auka, kai jis taps, tai ir tau. Žodžiu, toksai strateginis labai pasvarstymas, neturint nieko čia daug, nekalbant apie idėjų lygmenį, dėl ko vienas ar kitas patinka, nepatinka, o čia po to jau prasideda tie dalykai, simpatijos kariuomeniai, kažkokie kultūriniai gal panašumai arba skirtumai. Tai ir šitoj vietoje, sakyčiau, vokiečių pozicija, aišku, kitokia buvo, bet irgi buvo įvairių karininkų, buvo įvairių diplomatų. Škirpa irgi kai kurie pasakydavo, tokias jo viltis pakurstydavo, kad Vokietijai nereikia čia okupuoti, pavyzdžiui, Lietuvos ar ko. Gal bus naujoji Europa, tokia, beveik kaip Europos Sąjunga, kažkas tai tokia valstybių tautinių būrys, ta idėja buvo populiari tarpukariu,
ta idėja vėliau, iš tikrųjų, Konradas Adenaueris, vokiečių politikas, irgi vienas tų ES kūrėjų kaip tokios, jinai niekur neatsirado iš naujo, visą laiką jinai egzistavo, po pirmo pasaulinio karo buvo stipri, po antro dar labiau sustiprėjo, kada tos visos didžiosios Europos valstybės patyrė tokių didelių nuostolių, o dalis, kaip žinom, ir Lietuva išnyko net ir iš politinio žemėlapio. Tai dalis va šitą idėją labai agitavo ir mažųjų valstybių nariams, aš kalbu ne tik lietuviams, bet lyginau pasižiūrėti iš kai kurių kitų valstybių, ar Balkanuose, sakykime, ar pavyzdžiui, ten Slovakijos atvejis labai geras irgi paminėtas, labai patiko tokia idėja, gal kažkoks tas nepriklausomybės laipsnis nebus absoliutus, gal kažkiek ir turės įtakos, stipriausia valstybė, jinai dominuos, bet gal taip leis išlaikyti nepriklausomybę. Ir pavyzdžiui, gerai pastebėjot apie tą Slovakijos atvejį. Tai Čekoslovakija buvo federacinė valstybė, irgi tokiu principu juk sujungta po pirmo pasaulinio karo, ją labai vakarų sąjungininkai investavo, tarp kitko jos santykiai ir su sovietais lyg ir neblogi buvo, bet, kaip žinom, gana gerai ginkluota, gana pasiruošusi kovoti. Čekoslovakija vėliau kaip ir buvo apžaista, sąjungininkai jai nepadėjo, vokiečiai davė vieną ultimatumą po kitą, ir šitą valstybę išskaidė. Na ir pasinaudojo be kita ko ir Slovakų tokių nuoskaudą, kad jie yra toj valstybėje kaip ir šoną nustumti. Ir dėl tos priežasties vokiečiams buvo propagandiškai naudinga sukurti tokią mažą Slovakijos valstybę. Čekija jie kaip ir prarijo, ar ne, vienaip ar kitaip, o čia suteikė laisvę. Mes kūrėm mažom tautom laisvę, mes nesam tironai. Iš tikrųjų irgi jinai dalyvavo žygyje prieš Lenkiją, ką minėjot. Ten keli pasienio kaimai buvo užimti. Tuo tarpu Lietuvai buvo siūlyta, aišku, užimti Vilnių. Tai ne vien buvo vokiečių karių ir politikų pasiūlymai. Iš tikrųjų, aš Berlyno archyvose buvau ir pats Škirpa, pasiuntinys, pametėjo tą idėją vokiečiams. Jie susidomėjo, tada jau ir iki pat kariuomenės vadų buvo siūloma ir net kuriozų buvo. Štai gal ne kiekvienas klausytojas žinos, kad kai Lietuvos vyriausybė iki pat prezidento Smetonos visi politinio elito nariai griežtai atsisakė stoti vokiečių pusėje į karą prieš Lenkiją, netgi Wehrmachto vadas von Braušicas netgi tokia idėja buvo pamedėjęs, tai gal užteks aprengti Wehrmachto diviziją lietuviškom uniformom ir jie atsims Vilnių ir tokį propagandinį padaryti šurmulį. Ir tas idėjos buvo atsisakyta. Lietuva nenorėjo stoti karo pradžioje į vokiečių pusę. Ypač ir prezidentas Smetona visą abejojo. Jis nuo pat pradžios manė, kad Vokietija karą pralaimės. Kitaip nei Škirpa šiuo atveju. Jis kariškis, jis matė Vokietijos kariuomenės augimą, jam kažkokį įspūdį paliko ir jis manė, kad Vokietija pajėgesnė. Lenkijos nugalėjimas, kuris šiaip visgi irgi didelė valstybė, turėjo iki 1 milijono karinės pajėgas tuo metu, padarė įspūdį. Kas domitės karybos ar ne istoriją, puikiai žinot, kad pagal tos klasikus buvo, reikia sudėti 3 didesnį kiekį ar ne karių, išruošti puolamąją ataką, kad ji būtų garantuota. Vokiečiai turėjo mažesnį, neturėjo tokio didelės persvaros kovodami su Lenkija. Kiekybinės, tačiau turėjo didžiulį kokybinį pranašumą. Jų technika buvo daug aukštesnio lygio, pasirinkti strateginiai vadų sprendimai buvo daug geresni ir Lenkija įveikė iš tikrųjų gana nesunkiai. Tada sėkmė vakarų Europos karo frontuose įtikino ir tas pats Škirpa kažkiek buvo ir apsigavęs, sako, kad Sovietų sąjunga sudoros dar lengviau gal negu Lenkija. Sovietų sąjunga buvo laikoma didžiulė, galinga valstybė, kaip ir istorinė Rusija, tačiau, kaip matytume, požiūris ją buvo šiek tiek vis tiek kaip į atsilikusią valstybę. Nekartą buvo pačių Škirpos ir vokiečių pasikalbėjimuose buvo paminėtas tas terminas milžinas molio kojomis. Toksai, kuris yra nepajėgus iš tikrųjų, atrodo didelis ir galingas, tačiau kažko jam iš esmės trūksta. Tarp kitko, Lietuvoje gerai žinomas Suomijos žiemos karas irgi prisidėjo prie to. Mažytė Suomija didvyriškai kovojosi, išsaugo nepriklausomybę ir paliko tokį įspūdį, kad sovietai iš tikrųjų yra nepajėgus kovoti rimto karo. Kiek tai ir iš tikrųjų tų pačių Wehrmachto generolų tai sukėlė tokias iliuzijas, kad užteks suduoti tą pirmąjį smūgį ir ten viskas subirės. Kaip matom, tas neįvyko, bet tai prisidėjo, grįžtant prie jūsų klausimo, prie vokiečių nenoro skirti nepriklausomybės, pripažinti, sakykime, Lietuvai, netgi tokio statuso autonominio ten pusiau kaip Slovakijai arba kai kurioms kitoms sąjungininkėms, kurias turėjo, pavyzdžiui, Vengrija buvo, ar ne,
išsaugojo nepriklausomybę, kovoja Vokietijos pusė arba Rumunija, tos šalys, kurios turėjo vienokių ir kitokių ir su Sovietų sąjunga, nesutarimų. Antai puikiai žinom, kai mus okupavo Lietuvą, Latviją, Estiją, nuo Rumunijos buvo atskelta dalis teritorijos, irgi su tokiu sovietų ultimatumą. Taip, Besarabija. Tai, toks norisi atsikeršyti, atsimti tą savo teritoriją, tai vokiečiai tas šalis įtraukė, jos išsaugo savo nepriklausomybę. O čia jau truputį jų interesams, bet jie netiki, kad jiem reikės pagalbos iš šono, jie įstikinę savo pranašumu, jeigu įveikė, gerai, Lenkija įveikė ar ne, tai dar Lenkija. Bet Prancūzija tai praktiškai buvo tolygaus karinio pajėgumo Vokietijai laikoma, tai yra didžioji šalis, galinga imperija, dar prieš 100 metų Europą švilpino Napoleono, visur žygiai, kur tik jis norėjo, ar ne, o dabar Prancūzija buvo įveikta bene dar lengviau. Tai atrodo, kas čia su tais sovietais apsidirbti bus. Ir va šitie faktoriai visus tuos žaidėjus suklaidino, sakyčiau. Paskutinis nuo mano, iki kol dar prieisim prie šitų kitų klausimų. Jeigu būtų davus Vokietija daugiau suverenumo, ar būtų pasikeitęs lietuvių stojimas į kariuomenę, nes iš pačių vokiečiai, kai atėjo, jie galvoja, kad bus kaip su Austrijais, kad tūkstančiai stos į Wehrmachtą, nes išgelbėjo, kaip rasiai buvo, maždaug panaši situacija, bet taip nevyko. Jeigu būtų išlikus, kad ir tokia moraletinė valstybė, būtų daugiau stoja į Wehrmachtą ar į lietuvių kažkokias divizijas, ar vis dėlto būtų kaip ir, dabar atsitiko, kad taip, vangiai stoja. Aš sakyčiau, tikrai būtų, čia irgi tokia, ne visai gal taip kaip Austrija, nes atminkim irgi, Austrija ir Vokietija ten beveik viena valstybė, tik tais dėl tos priežasties, kad nesustiprėtų ir nenorėjo vakarų šalys po pirmo pasaulinio karo leisti prisijungti ir Hitleriui reikėjo pakankamai sustiprėti, kad jau 38-ais nieks į tai nebesureaguotų, kai jis Austrija prisijungė. Ir Austrijoje buvo labai daug noro, bet savanoriškai identifikuotis, jausti su ta vokiečių tauta, pats Hitleris, juk irgi iš Austrijos kilęs, tai labai daug austrų norėjo, o kurie nenorėjo, tai ten lengva nuslopinti, jau, kai ta tokia masinė psichozė kyla. Tai iš tos pusės sunku tą palyginti, bet faktas, kad tų žmonių būtų gerokai daugiau, rodo ir gerokai vėlesnė istorija susijusi štai su kadetų licėjaus, kur esam, ar ne, generolo Plechavičiaus vardu, kur žinome, vietinė rinktinė, kada jau buvo atsiranda, ar ne, tai juk daug daugiau karių stoja savanoriais į vietinę rinktinę, tikėdami, kad tai yra savos šalies kariuomenės užuomazgos tam tikros. Tai čia bet prieš tai vokiečių prašymai įvairių stoti į SS legionus ir panašias struktūras, nesulaukė didelio susidomėjimo, vadinkimo, nuo jų buvo slapstamas, vengiama, visaip kaip to ir netgi mūsų įvairūs visuomenės šviesuoliai, veikėjai tą visaip ragino to nedaryti. Tai čia panašiai, jeigu yra nepriklausomybė, daug daugiau galimybės, kad žmonės stos į savo kariuomenę, prijungiant, kad ir garsų žmonės pasisakyti, tikrai to nebūtų trūkęs, tokim kovokim su bolševizmu, dabar laikas išrauti jį su šaknimis, sudoroti iki galo, kada Sovietų sąjunga atsidūrusi prastoj padėty. Žinom, juk tie patys Suomiai irgi prisijungia į karą Vokietijos pusė, nes tai yra tiesiog dabar tas geras laikas, nes supranta, kad kitaip sovietai anksčiau ir vėliau, ko gero, vėl pasibels į jų sieną. Kaip sukilimas buvo vaizduojamas būtent sovietinėje istoriografijoje? Tai dėl tos pačios priežasties iš tikrųjų padarė didelę klaidą pats sovietų užsienio reikalų liaudies komisaras, ministras mūsų atvilgių būtų Viačeslavas Molotovas, kuris, pačioje karo pradžioje per Maskvos radiją, vokiečių sovietų karo turiu minti, parūstavo, kad lietuviams už tai atsirūks, kad sukilo. Paskiau šitas niekur nebuvo minima, nes iš tikrųjų tokiu teiginiu paneigė tą, ką sovietų propaganda visą laiką skelbė, ale savanorišką lietuvių stovimą į Sovietų sąjungą. Tai dabar kaip čia išeina? Nieks visi sukilo, puolė, šaudė į nugaras, tai reiškia niekas čia stoti nenorėjo. Tai iš tikrųjų tas toks išsprūdimas ant emocijų, jeigu galima sakyti, ar ne, vėliau jisai stengiamas jau buvo nekartoti. Ir vėliau buvo formuojamas toks įvaizdis, jau iš tikrųjų po karo išpopuliarėjęs, tai vokiškai lietuviški nacionalistai, tai tokie kažkokie, suprask, vokiškai įtakai pasidavę žmonės,
kurie buvo tik nedidelė tautos dalis, tačiau aktyvi ir labai tokia supūvusi, tarsi, kurie niekaip nesupranta to tarybinio rojaus, ką čia atnešė darbo žmonių prakaitų, uždirbtų gerybių, ten nemyli Stalino ir, žodžiu, tokie ne tik, kad nesusipratėliai, bet absoliutus kenkėjai ir niekšai, kuriuos reiktų naikinti. Tačiau visada stengiamas irgi grįžta prie propagandinio to sumetimo, kad tokių žmonių nėra daug, jie yra atitinkami organai, juos medžioja, juos suprask ir gero to tarybinio piliečio pareiga, kodėl turėjom daug tragiškų visokių, aišku, ir išdavysčių, partizaniniam kare jau vėliau. Taigi visur agituojama buvo, kad gero tokio tarybinio piliečio, kuris nori, kad nuo jo atstotų, ten jam ramiai leistų gyventi bent jau, Sibiras negrėstų, kažkas pareiga būti idėjiškai budriam. Tokį bent jau įskūsti, duoti, kad kažkoksai ar neko vaikšto. Vėliau tas vokiškas jau nuslūgo po kelių metų, tai tiesiog liko buržuaziniai nacionalistai, suprask, tos smetoninės Lietuvos šalininkai, kur nepriklausomos Lietuvos, bet nesovietinės. Tai iš tos pusės sovietų propaganda kažkaip nežymiai vėliau jau keitėsi. Kai kur išlysdavo vis tas noras pabrėžti ir buvo dokumentai 61 metais, ten archyvų tarnyba buvo tokia sukurta, tai toj archyvų tarnyboje sovietai tikrai laisvų archyvų, kaip dabar mes iš tikrųjų vis tiek galim diskutuoti dėl įvairių dalykų, bet galim nuvažiuoti archyvus, tikrai nėra uždaryti, daug teko man jų lankytis ar pasižiūrėti, pasilyginti, o tada buvo prieinami tik tai siauram ratui. Labai tokių patikrintų žmonių, sakykime, kurie ir gal ir turėdavo už tai paskiau kažkokius tai žinias teikti atitinkamom tarnybom ir panašiai. Tai ten ir buvo būtent buvę NKVD, tokie veikėjai susirinkę, kurie patys dalyvavo tardymuose, dalis jų buvo ir garsėja kaip pakankamai žiaurus, kurie ir nevengdavo mušti ir net kankinti kažkaip, sakykime, suimtųjų. Tokie žmonės susibūrė prie tuos archyvus savo. Tai ten nelabai gali pasitikėti jais, ar ne? Bet jų ir darbo metodai tokie išlenda. Pavyzdžiui, ten 61 metai surasti, žodžiu, istorikams, tiems, kurie jau tokias temas perfiltruoti gali dirbti, tai vis tiek surasti nenuginčiamų štai tų lietuviškų buržuazinių nacionalistų, kabutės, ar ne, bendradarbiavimo su vokiečiais kažkokių įrodymų ir juos iškelti į pirmą planą. Tai toj vietoj ir dirbdavo. Tai yra truputį to visą laiką su tokia medžiaga reikia atsargiai. Aš nesakau, kad ten viskas yra visada netiesa, bet tai, žinot, visada bus tendencingai atrinkta, sumaišyta, kai kas nutylėta bus, ten iš didelės ilgos citatos, išimti keli sakiniai, pavyzdžiui, kurie labai vieną ar kitą asmenį parodys iš tikrųjų tokio negražioj spalvoj. Kita gali dalis būti nutylėta, ne? Pavyzdžiui, taip nutiko su arkivyskupu Skvirecku. Iš tikrųjų, jis buvo parodytas vietomis ir toks kaip nuožmus antisemitas. Tokie gan sudėtingi jo tokie dienoraščio tekstai ir, pavyzdžiui, ilgas tekstas yra, jis išimta tam tikra dalis. Ilgo tokio pasvarstymo, pamastymo jau nelieka, lieka tik kažkoksai užmetimas vos ne. Štai, žudomi žydai, bet taip jiems reikia iš tokios serijos. Taip sudaromas toks įspūdis. Tam gilesniam tekste, matosi, arkivyskupas daugiau leidžiasi, giliau svarsto tą problemą. Nesakau, kad ten irgi jisai labai yra tikrai sudėtingų tokių minčių, bet propaganda viską nuspalvina vieną spalvą. Jiems daug lengviau parodyti ir per tokį pavyzdį ir prieš kitus buvo stengiamasi daryti. Dažniausia, kad tai yra arba kažkokie suklaidinti žmonės išplautom smegenim, kurie kažkokių vokiečių buvo, arba kažkokie dažniausiai turintys interesų. Dėl pinigų, dėl kažkos, darantys tokius blogus, niekingus darbus. Ir tas iš tikrųjų per daug nesikeitė. Net ir Rusijos dabartinės istoriografijai buvo kar bandymų, tai tokias ant tos senų sovietinės propagandos klišių tam tikrų tie pasakojimai išaukti. Gal ten vienas kitas faktas atnaujintas, kitaip pažiūrėtas, bet mokykla tokia išlipus. Tada dar vienas iš manęs klausimas yra, tas mūsų skilimas yra prieštaringai kartais vertimas dėl, pavyzdžiui, dėl žydų, dėl visų tokių reikalų. Ir yra vienas iš galimybių pasakojimas, kad tiesiog negali nieko padaryti apie tai, kad žydaites privartavo ir panašiai. Ir tai labai sutepa ir man įdomu, kiek valot yra tokių dalyvių žmonių,
kurie buvo neteisingai pašinti, arba atvirkščiai. Tokių, kur, pavyzdžiui, paskui pradėjo su NKVDistais bendrauti, su Sovietų sąjunga, ir kurie buvo, nuslėpta apie jos informaciją. Tai iš tikrųjų buvo darytas Alfredo Rukšėno istoriko tyrimas, tai ten beje Kauno irgi apylinkėse darė, tai tarp sukilėlių, kurie įsitraukė į žydų žudynės, šiek tiek vėliau, taip pogromai prasideda jau realiai sukilimo metu, bet tokios sistemingos žudynės tai prasideda jau po vokiečių kariuomenės įžengimo ir sustiprėja, kuo labiau stiprėja, kuo Lietuva tos nepriklausomybės netenka, iš tikrųjų tuo labiau stiprėja toks sistemingas naikinimas yra, ar ne. Tai apie 10%, 9% kažkur tenais tų žmonių suskaičiavo, ten apie 300 gal jų buvo tokių. Tai yra ir motyvacija jų nurodyta, kokios priežastys lėmė. Tai taip, jeigu trumpai, galima kai kuriuos juos paminėti, tas priežastis. Aišku, daliai tai buvo toks, neapibrėžtas kerštas, sakykime, išėję iš tardymų, patyrė tos pačius kankinimus, dažnai žmonės ir, jų jau psichiką galima buvo pradėti abejoti, iš tikrųjų buvo tokių atvejų ir jie pasidarydavo labai žiaurūs. Iš tikrųjų toksai tas atvejis, Bronius Kirkila buvo, kuris paskui nusišovė, tai tarsi susivokė, ką padarė, arba gerai žinomas majoras Impulevičius, kuris Baltarusijoje žudynėse dalyvavo, jo ten tas batalionas visas, ar ne, vėliau sukurtas savisaugos batalionai, turiu minty. Tai irgi čia sukilimo metu šmėžuoja ir netgi vokiečiams prašė, kad dėl pairusių nervų norėtų atostogų, tai toksai žmogaus kaip ir įvaizdus prisivažimas buvo irgi išlaisvintas iš tos kameros. Tai dalis žmonių iš tikrųjų vadovavosi ir tokiais antisemitiniais stereotipais, kurie egzistavo. Tai dalis iš tikrųjų Lietuvos žydų visuomenė pakankamai didelis skaičiai buvo, ar ne, jeigu imsim grubiai apie 100 000 Lietuvoje žydų tautybės asmenų, tai jų tarpe, aišku, buvo visokių žmonių. Buvo sionistai vadinami, kurie svajojo išvykti į Izraelį, kurti tautinę valstybę. Tarp kitko, gan neblogai sutarė su Lietuvos politiniu elitu ir pagal idėjas, tokios buvo, kad su laiku, jeigu nebūtų to karo, galbūt vis daugiau jų būtų svarstę vykti į Izraelį, Lenkijoje tas pats buvo. Tas dalykas yra, kad Izraelio tame valstybės kūrimo elitas, tas, kuris kūrė valstybę, kur aukštos pareigos užėmė labai didelė dalis, buvo litvakai, Lietuvos žydai. Tai šiaip labai įdomu. Taip, panašus procesas buvo iš tikrųjų ir Lenkijoje, ir kitose mano, sakau, palyginamose valstybės, kai Vengrijoje, Rumunijoje atsiranda irgi tie judėjimai, jie pakankamai stiprus, vis daugiau žmonių Čekoslovakijoje vyksta po truputėlį su tikslu kurti savo tautinę valstybę. Ir dalis tokių yra žmonių, dalis kiti nesidomi politika, kaip visais laikais, tokių žmonių turbūt dauguma yra, čia sutikim, kurie gal ar turgui kokiam prekiauja, ar ten savo kažkokiais amatais užsiema, kitais dalykais. Yra nusistovėję, per kartų kartas turi savo, taip, jų ryšiai, pavyzdžiui, su lietuviais iš tikrųjų nėra labai artimi, bet dauguma Europos šalių, ypač rytiniai daly, nebuvo artimi. Bet vakariniai daly ta asimiliacija buvo, kad, sakykime, ir vokiečių kareiviai ten buvo nustebę, patys esesininkai, kad, pavyzdžiui, Lenkijoje vaikšto žydai su savo tautiniais rūbais, ilgom barzdom, kurie iškrenta iš konteksto. O pavyzdžiui, Paryžiui surasti buvo sudėtinga, buvo to okupuotame, nes ten vietinė visuomenė labai asimiliavęs ir tu ten kartais sunku pasakyti gali, aišku, tada daug lengviau žmogui ir išlikti yra, kai persekiojimo metu. O čia labai, taip sakyti, kada jau nori naikinti ir yra akivaizdu. Ir tada paslėpti nebuvo lengva, tai čia tie slėpėjai susidūrė su daugybė tokių problemų. Bet grįžtant prie naikinusių, tai irgi dar aš taip sakau, tokia grupė. Ir kita grupė, pavyzdžiui, yra ten koks kairiuojantis jaunimėlis. Iš tikrųjų, simpatizuojantis Sovietų sąjungai, tokių žmonių buvo visoje Lietuvos visuomenėje. Ir rašytojų mes ten turėjom gausybę, meno visokiausių veikėjų, šiaip žmonių, kurie simpatizavo.
buvo procentas, buvo jų irgi procentas ir žydų visuomeniai, jaunimo tarpe, o to tokio studentiško amžiaus, tai iš tikrųjų tas procentas gal ir visai buvo nemažas, bet, va, pavyzdžiui, būdavo ir rabinai ten pasmerkdavo ir prašydavo susiturėti nuo tų tokių simpatijų, ypač didesniuose miestuose, o tokie, va, Kaune tam pačiam buvo šitokie procesai, ten ar universitetuose tos grupelės rinkdavosi pagal pasaulėžiūrą ir, aišku, sovietų okupacija dalis tų žmonių priėmė pakankamai gal palankiai, o visuomeniai visoji vyravo tokia kracho atmosfera. Ir tada labai užakcentuoja, žinot, na tai matom laiškai, liūdi rabinai, kad Lietuva buvo okupuota, kad ten Smetona pasitraukė, o pavyzdžiui, gal ten koksai komunistinių pažiūrų jaunimėlis ir džiaugiasi. Bet visuomenė mato, turiu minti irgi ne visą visuomenę, bet va tos žmonės, kurie jau tokia keršto nuotaika dega, mato tuos besilinksmančius, kur gal va, ir iškart daro, tai kad tai va žydai pardavė Lietuvą komunistams. Nes, dar noriu sugrąžinti klausytoją į tą vietą, kad tarpukario epochų iš esmės stereotipai buvo ir dabar jie gana gajus, bet buvo iš vis labai gajus. Būdavo tokie tautiniai stereotipai. Tie daro taip, o tie daro taip, o mes tokie, o anie tokie. Pilni laikraščiai to. Ką daro lietuvis, ką daro lenkas, ką rusas, ką žydas, ką vokietis. Tai, žodžiu, tokie, vat, kaip turime tą čia tautą tavo užsidėjai lipduką, tai tu turi taip elgtis arba ne kitaip. Tai tas pats ir kokie ten vyras, ką daro, ką moteris daro, tai čia nekalbu ten, ką mažas žmogus daro taip, ką vyresnio amžiaus taip. Labai tokia visuomenė mėgo tos etiketės tokias. Ir va čia irgi iš tikrųjų, aš sakyčiau, prisidėjo prie tos tokio, kad dalis tų žmonių, matom, reikia jiems atkeršyti, buvo nelojalūs mums. Na ir iš tikrųjų įvairiuose šalyse Europoje tas nutinka, čia Lietuva nėra kažkokia ypatinga išimtis, tik daug skaudesni tie tragedijos mastai. Jeigu, pavyzdžiui, buvo įdomus ir labai garsus amerikiečių istorikas Timothy Snyderis, yra ten jo knyga Juodžemis, siūlau paskaityti, kam jis lygina įvairias Europos šalis. Tai, pavyzdžiui, irgi rašo, kad Baltijos šalyse, kur iš tikrųjų labai žiauriai ir daug sunaikinta žydų bendruomenės visos, tarp tų dviejų okupacijų atsidūrusi, tarpukariu tas kažkoks stereotipas prie žydus, bandymas juos kažkaip iš viešo gyvenimo išstumti, buvo menkesnis negu, pavyzdžiui, Danijoje tokioj, kur iš tikrųjų pakankamai pagal galimybės, nes vokiečių okupacija ten iš tikrųjų nebuvo labai žiauri, bet vis tiek okupacija, pagal galimybės labai daug žmonių, ar ne, priešinosi tam ir viešai būdavo pasipriešinama, yra tas garsus atvejis, kad Danijos karalius įsisega Dovydo žvaigždę, toks kaip solidarumas. Taip, mano tauta pralaimėjo, aš jau čia toks ir ne visai karalius, jeigu koks eilinis Wehrmachto generolas už mane turbūt aukščiau, bet aš vis tiek savo nuomonę parodysiu. Tai iš tos pusės tie nusistebėjimai, istorikus, kurie daug metų tą tyria, priverčia, kad kaip kritinės situacijose žmonės irgi palūšta, ieško kartais atpirkimo ožio. Tokių atvejų va čia irgi buvo. Negaliu jokių būdų tik sakyti, kad kartais supaprastinama, kad taip elgėsi visi, ar tai badinga visiems sukilimo dalyviams, kaip matom ir iš tų tyrimų, tai yra pakankamai nedidelis procentas žmonių, bet taip, jie turi kovinę patirtį, moka šaudyti, turi simpatijų kartais vokiečiams ar kontaktų, juos lengvai savo pusę patraukti, kartais gal ir pagrumojus, kartais gal ir degtinės užtenka ir savo pusę patraukti ir vyksta žiaurūs dalykai, kuriuos, aišku, dalis tų žmonių įsitraukia. Bet aš sakyčiau, kad tai neužmeta visiems to iš karto, reikia žiūrėti individualiai, ar tas žmogus dalyvavo ar nedalyvavo žudynėse kituose tokiuose žiauriuose įvykiuose. Aš dar noriu paklausti, o kokios pasekmės buvo būtent Lietuvos žydų bendruomeniai po šio sukilimo? Tai iš tikrųjų, aišku, užėjus, jeigu šiaip lyginsim jau iškart po Lietuvos okupacijos, jau po sovietinės okupacijos žydų bendruomenės irgi padėtis iš tikrųjų blogėjo. Tai juk tos tautinės religinės šventės, kurių, sakykime, tarpukario Lietuvoje buvo pakankamai toleruojamos, ar ne, jau jų neteko, jau prasidėjo toksai bandymas daryti tą tokį tarybinį pilietį iš visų žmonių, ten religinės apeigos pradėtos drausti. Aišku, dar labiau tas gyvenimas pablogėjo jau Vokietijos okupacija, taip žiūrint, daugeliu žydų iš tikrųjų atrodė kaip mažesnė blogybė, tiksliau didesnė blogybė už sovietų okupaciją. Didžiai dalį lietuvių štai atvirkščiai atrodo, ar ne? Toksai yra gyvenimo čia ir tragizmas, nes jeigu mes pažiūrėsim ministrus, kiek ministrų buvo nužudyta ir represuota, pavyzdžiui, sovietų, tai matysim labai didelius skaičius,
o prie vokiečių beveik nebuvo. Na, nedarė valymo, naikinimo buvusių, sakykime, politinių Lietuvos pareigūnų, jiems tai nebuvo aktualu. Arba, pavyzdžiui, kokių nors saugumo tarnybų darbuotojų, buvusių aukštų kariškių, sovietai tos valymus darė. Tai, žodžiu, tie žmonės, jiems akivaizdu, kurie okupacija yra iš savo pusės žiūrint, mažiau bloga, mažesnė blogybė, jeigu galima turint. Iš žydų pusės taip, sovietinė okupacija varžo jų laisvės, tautinės, religinės, išvykti galbūt net, jeigu kas, kaip sakau, svajoja vykti Izraelį kurti. Bet vokiečių okupacija jau neša, iš pat pradžių neša segregaciją, suvarimą į getus, teisų apribojimo, vėliau neša tiesiai mirti. Tai aišku, yra didesnė blogybė šiuo atveju negu sovietų okupacija. Tai tą irgi reikia visada suprasti ir ta padėtis vis blogėja. Iš tikrųjų, pati pradžia, tai to dar nėra ir tas per visą 41 metų laikotarpį vis tolydžio blogėja ir blogėja, kol suvaromi visi getus, o vėliau tenais jau naikinami arba jau galų gale likviduojami getai, išvežami į kitas naikinimo vietas. Tai tas nėra palaipsniui, bet stengiantis, aišku, vokiečiai iš savo pusės stengiasi, jiem reikėjo pagalbininkų, ne tik Lietuvoje, visose okupuotos Europos šalyse, ir rasdavo jų ir įtraukdavo į savo tas struktūras, kaip dalis žmonių neįsitraukdavo, pasitraukdavo, kažkur pabėgdavo, atsisakydavo vienu ar kitų pareigų, dalis sutikdavo, vėliau ar atsirasdavo ar pasiteisinimų kažkokių galbūt, mane privertė. Sunku kiekvieną tokį pasverti, ar ne, aiškinti, kiek iš tikrųjų žmogus buvo priverstas, kiek jis neturėjo galimybių rinktis. Buvo tokių atvejų, kad pasitraukė žmonės ir jiems nieko už tai nenutiko. Bet buvo ir galbūt atveju, kada ir buvo iš tikrųjų grasinama. Tai čia kaip kokia situacija, jų buvo labai daug skirtingų. O kokia turėjo pozicija būtent Lietuvos laikinoji vyriausybė tuo metu? Na, Lietuvos laikinoji vyriausybė iš tikrųjų buvo linkusi laviruoti, tas labai matosi. Jinai siekė kažkokiu būdu išlaviruoti su atėjusiais vokiečiais, kad jai leistų šis veikti. Na ir neveikia trumpai, tik 6 savaitės. Ir šiaip jau, jeigu mes matysim tą išeiviją, ką rašė, tai ten tikrai kritikai kritikuoja, kad padarė per mažai, ką galėjo. Tuo tarpu gynėjai sako, kad padarė daugiau nei galėjo tokiam aplinkybėm. Tai čia iš kurio požiūrio kampo pažiūrėsi, ar ne. Matosi tas tonas iš tikrųjų jautėsi, ir žiūrint, pavyzdžiui, savivaldybėse, kurie pradėjo žmonės, jie labai greit suprato, kad buvo aiškiai pasakyta, kad visi klausimai liečiantys žydus, tai yra jau Reicho interesas ir čia jokių negalima diskusijų netgi. Pavyzdžiui, teismai, kur buvo žydas teisiamas, jau neatsidurdavo lietuviškų tų savivaldos, sakykime, struktūrų akiratyje. Jau jisai pereina aukščiau, lygiai kaip ir jeigu vokietis teisiamas. Taip pat pereina į vokiečių dispoziciją. Vat pavyzdys paprastas. Tai šitoj vietoje jau pasakyta aiškiai, jūs čia negalite kištis, neturite jokių teisių. O jeigu koks lietuvis pavogė vištą iš kaimyno, tai čia galite aiškintis tokius santykius dar. Čia suteikta tokia yra. Tai va čia yra ta tokia ribota savivalda, vat šitoj vietoj. Na ir iš tikrųjų atsiranda tas toks, kritikuojama, kad išleido tos žydų padėties nuostatus, aišku, jų tas tai nėra tiesiogiai naikinimas, tačiau tai yra tas segregacija, teisių suvaržymai, taip galėtume pasakyti, kuris dar atsiranda jau laikinos vyriausybės metu. O dabar ta laikinoji vyriausybė, vokiečiai nepuolė jos naikinti kažkaip, jeigu dar būkit, bet taip užkniaužė, taip, tie teismai, vis dėlto neleido pilnai įsikrėti. Kokiais būdais jie tai darė, kad vis dėlto jinai tai, kaip ir prarado savo galę, jeigu dar tokią turėjo? Ne, tai iš esmės, aišku, visą laiką, kas svetima kariuomenė, jeigu yra šalyje, tai jinai, būkim, kaip sako, bėdni, bet teisingi, jinai tą padėtį ir kontroliuoja. Ten, pavyzdžiui, sukilėliam iš karto buvo pasakyta atiduoti ginklus, birželio 28 dieną. Dalis to nenorėjo daryti, bet jau turi sudėti ginklus, jeigu nori vaikščioti, tai turi jungtis prie vokiečių vieno ar kitų tarnybų. Tai užtat ir atsiranda savisaugos batalionai, tie vadinamieji. Nes patiem vokiečiam dar tuo metu jie gyvena pakilime, jų kariuomenė eina tolyn ir dabartinės Rusijos teritorijoje kažkur veržiasi ten link Peterburgo, Maskvos ar kitų vietų. Tai jie pakilime, galbūt karas greit baigsis, susitvarkys. Ir va šitoj vietoj jie tik tai tuos pagalbinius tokius batalionus kuria.
ir kam tie batalionai panaudojami. Iš tikrųjų, dalis jų, ne visi, panaudojami ir žudynėms žydų. Tai iš tikrųjų matėm vėlgi, buvo Arūno Bubnio, dabartinio Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimų centro direktorius tyrimai, kur išsamei buvo kiekvienas batalionas, ten per daug leidinių aprašytas, ir kurie dalyvavo žudynėse, kurie nedalyvavo, tai čia yra kiekvieno tokio tyrimo esmė pasverti. Ir galima pastebėti, kad taip, įvairių buvo motyvacijos priemonių, kodėl jungtis, kas nori kare, bet dalis iš karto atsitraukia, matom. Pavyzdžiui, būsimas Lietuvos partizanų vadas Jonas Žemaitis, ar ne, 4. prezidentas, kaip dažnai sakom. O jis iš tikrųjų taip, distancijuojasi, išvyksta tenais, dirba su kariuomenė nesusijusi darbą, nes jaučia, kad gali būti kažkur galbūt įtrauktas, galim taip daryti. Buvo tokių pasirinkimų nemažai tarp karininkų, kažkur taip truputėlį į šoną, kad neatsidurti tam fronte. Tik tikrai negalima sakyti, kad kiekvienas veržėsi. Aišku, buvo žmonių, kurie pirmiausia siekė išnaudoti savo tą patirtį, siekiant kovoti su komunizmu. Tai jie į vienokią ar kitokią tą vokišką tarnybą įsijungdavo. Bet, sakau, toli gražu ne visi, jo labiau Vokietijos kariuomenės daliniai, toli gražu ne visi dalyvavo žudynėse. Tai tokių dalinių mažuma buvo, tik tiesiog žudynių mastai labai dideli, todėl kartais taip atrodo, kad turbūt visi ten dalyvavo, kas bent pro šalį ėjo, ar koks nors, kareivišką košę virė, ir tai jau. Bet tam tikri daliniai dalyvavo ir labai aktyviai. Ir lietuvių atveju, ten, sakykime, tie jau, kurie dalyvavo, tai dažnai ne vieną miestą žudė ir tokios kilnojamos brigados. Toks principas iš tikrųjų buvo, kad kuo mažiau žmonių įvelti, nes matė puikiai ir tie Reicho vadai, ir Wehrmachte buvo nekokios nuotaikos. Aš grįšiu į tarpukarį trumpai, jau 40-metis buvo Lietuvoje, mirties bausmės buvo vykdomos ir kariai buvo pasitelkiami, kad sušaudymo metu. Tai buvo ne šiaip civiliai žmonės, ne moterys, ne vaikai, pavyzdžiui, moterims buvo uždrausta mirties bausmę vykdyti, vaikams irgi. Tai buvo dažnai tik tais patiems jau ten žiauriausiams kriminaliniam nusikaltėm, kur tikrai buvo už ką. Bet irgi jau kariai nenorėjo to, laikė tai nehumaniška. Tai tam buvo sukurta dujų kamera, iš tikrųjų, Lietuvoje 37 metais pirmą kartą panaudota. Tikint, kad tada žmogaus nereikės, kuris turi tą egzekuciją įvykdyti. Tai sakau, tai buvo tuo metu ir tikrai karininkų buvo aukšto rango, kurie pasakė, kuriem to nenorėjo. Štai toks tikslas ir buvo nustumti kuo mažesnę tą darbą daryti žmonių juodą, sakykime, būtent genocido veiksmus. Ir kad mažiau ir liudininkų, mažiau ir šnekų apie tai iš kitos pusės. Ačiū labai už atsakymą, ačiū labai už tai, kad esate čia ir dalyvaujate su mumis šiandien. Ir susitiksime kitose laidose.